Pats Vilnius yra be galo žalias miestas, miškai susibėga iš pakraščių, o jeigu nuo miesto centro keliausi į pakraščius, tai gali tai daryti neišeidamas iš miško. Na, galbūt ne Didgirės, bet vis tiek iš miško. Karoliniškės jau miesto lyg pakrašty buvo labai pakrašty, dabar jau keliaujant į Pilaitę pravažiuoji jas ir aplinkeliu jau lyg apsuki aplinkui, bet Karoliniškės yra be galo žalios. Tai pirmiausia yra nuo Neries slėnio, kuris labai apaugęs, ir stori ąžuolai, ir lapotynai, netgi šiek tiek pušų yra išlikę. Na ir visa tai, tas gamtinis kraštovaizdis, gražios raguvos, pavasariais atgimstantys upeliukai, kurie teka ir neša tirpsmo vandenį į nerį. Tiesiog visa tai susilieja su prieš daugiau kaip 30 metų žmonių pasodintais medžiais, medeliais. Na, aš kaip gamtininkas tik visą laiką turiu pasakyti tiesą, kad tai, ką mes pasodinome, tai nėra gamta. Tai yra miesto kraštovaizdžio vienas iš elementų, suformuotas ir sukurtas mūsų, tačiau tai labai gražu ir Karoliniškės tai be galo puošia.